Manyje gyvena padaras. Jis gyvena manyje nuo mano pirmojo ištarto žodžio. Mes visi savyje turime šitą padarą. Na, beveik visi. Vieni jį paslėpia ir apsimeta, kad jo nėra, kiti stengiasi su juo kovoti. O dar kiti net nepastebi, kai jis prasiveržia. Kai kalbu, jis jau tyko už kampo. Išlenda, kai mažiausiai tikiuosi. Jis nepaiso tvarkos. Pagriebia bet kurį skiemenį ir padaro jį svarbiu. Jis savanaudiškai atiminėja galūnes ir paliek tik tai, kas jam patink. Mane ištinka siaubs, kai jis sumaino raides. Ištem ten, kur nereik, nuker ten, kur svarbiausia. Vieną suplonini iki siūlą, kitą išpuč kaip balioną. Stumtel vieną raidę, ta parkrenta ant kitos, žodžiai lūžt pusiau, raidę šakiniai, trukiniai, maišos tarpusavį, iškraipa, išdarka, sugadin. Bent man taip visada atrodė. Tai buvo kažkas, ko gėdijaus, nes neišėjo paslėpti. Ilgai bandžiau tą padarą nutildyti, bet jis vis išlįsdavo. Ir tada sustojau, pažvelgiau jį iš naujo, nesvetims, ne priešas, tik dalis manęs, mano unikalums. Tai dabar kalbam kartu.